pradžioje visai buvo kitokia situacija, negu kad dabar, visai kita sistema, bent mano atveju ten buvo vadinama planinė ekonomika, nors pradėjau dirbti kaip gana laisvas dizaineris nuo pat pradžių, galima sakyti, neturėjau tokios pastovios tarnybos ir tiek, kad iškart vykdžiau diplominį darbą šitoj, tai na tiesiog kokios tos problemos. Kelinti metai? Tai buvo 83, 4, jo, tai baigėsi. Na, visi. Buvo žinoma tas dizaino supratimas kitoks negu dabar ir užsakovo, bet buvo man kažkaip teko su vizualiniam informacijom dirbti, ten, kadangi diplominį darbą dariau, tai buvo Druskininkų gydyklų, kur dabar vandens parką kūrė. Tai na, žinoma, buvo labai daug techninių problemų su vykdymu medžiagų, tiesiog įvykdymu tų darbų, ko dabar galbūt ir visai nėra, jeigu iš to požiūrio žiūrint. Tai, na, nežinau, nu taip. Nebuvo? Kompiuteriai, jo, apie tai net ir galvot nereikėdavo. O santykis su klientais tada? Na, santykis su klientais, tai, na, aišku, būdavo, gal viskas kažkiek ir lėčiau vykdavo, nes turėdavo ir nuspręsti ten atsakingi. Pala, ką aš čia kalbu, tu galėsi ištrinti. Galvoja. Tas santykis. Nes, sakykime, tu pabaigė akademiją, vis tiek kažkokius studijos laikais, tai kažkokių tai praktinių įgūdžių visą laiką neturi. Visą laiką tas įmeti, turi taip. Ginti, galų galia parduoti projektą, ar apginti jį klientui. Tai to turbūt institutą tais laikais neduodavo. Tai taip, tas buvo visiškai, na, bet jau bent jau tais laikais jau nereikėjo klientų ieškoti. Būdavo visi planingai nuleidžiami turbūt. Nu, kažkiek tai, nors taip, jeigu taip laisvai dirbantis, tai nu, tų klientų irgi taip kažkiek tai ieškot reikėjo. Nors, nu, mano atveju, tai sakau, tas buvo kaip, kadangi tą diplominį darbą įvykdyti, nu, buvo gana toks nemažas tas darbas, tai buvo gan ir tokia gal dėkinga pradžia. O problemos, tai kokios vienas dalykas, tai aišku, toks techninės problemos, bet tai čia visiems jos buvo kitokios, o santykis, apie santykius. Nes gal baigęs institutą savo pasirinktų kelių. Gal buvo įstojęs, tai buvo po poros mėnesių, taip gal buvo tokių abejonių, gal kaip ir visiems būna kažkas, tai nu, vienu ar kitu metu baigus lyg ir nebuvo, taip. Lyg ir, nors tikėdavau, kai dariau diplominį darbą, tai aš galvojau, kad niekad nedirbsiu grafinio dizaino, to vizualinio dizaino. Galvoju, čia diplominį darbą darau, bet man įdomiau gal ir kokie tai turiniai dalykai ir kas, bet realybėje paskui pasidarė taip, kad visai ne, nu. Nu, kokia, pavyzdžiui, pamoka, kurią išmokai būdamas dizaineriu praktiškai kažkokia tai vis tiek, ar tai formulė, ar tai idėja, ar tai patarlė, ar tai išsireiškimas, kurį taikai savo darbę. Nes vis tiek, kada jaunas dizaineris, turbūt įsivaizduoji savo baigęs akademiją visai kitaip, o po to
realijos koreguoja savo gyvenimą ir tau reikia kažkaip tai ieškoti kompromisų tarp to, ką tu nori daryti ir tarp to, ką leidžia daryti. Taip, tas viena tai, aišku, kad ir pats dizainas yra kompromisų ieškojimas, tai šitą ir ta, nu, kažkada senai irgi buvo toksai, atsimenu, darant žurnalą vieną, ten buvo tokia kas tai yra tas dizainas ir tai kažkaip apie tos kompromisų ieškojimą man tas užsifiksavo, kad turi ieškoti kompromisų, nes dizainas turi suvesti daugybę pusavio veiksnių į vieną visumą. Ir tai, žinoma, turi turėti savo nuostatas, savo kažkokią tai filosofiją. Tai kokia nors išvada darbo, kurią galima vadovautis, kurią tu vadovaujasi, turi. Gal sustabdyk tu. Ne, nebijok. Turi juostas. Čia valandą laiko. Aha. Ja, tai. Pavyzdžiui, ką gali padaryti šiandien, nedaryk niekados. Rytoj. Dėk viską rytoj, nes rytoj galbūt nereikės. Na. Nu gerai, pakalbėkime apie šiandieninį Lietuvos dizainą. Kas jam yra gero ir blogo tavo akimis žiūrint? Aišku, tu aplamai apie visą turi menį, ar apie grafinį gal daugiau, nu gal jo, jeigu turim tą menį grafinį dizainą, kaip, aš manau, kad blogai, kad įsivaizduoja, kad visi, na čia kalbant ir apie užsakovus, gal ir visuomenę, kad visi viską išmano apie tą grafinį dizainą. Ir tai yra daugiau įsivaizduojama, mano supratimu, daugumos nuomonė, kad viskas yra kompiuteris, yra tasai, yra šriftai kokie, yra kas tai ir bet kas tai gali padaryti. Tai ir šiek tiek kenkia tam visam bendram to grafinio dizaino lygiui. Ir dar kitas dalykas, manau, kad yra tokia, kad nuo mano supratimų daugumos užsakovų nuomonė tai, kad yra grafinis dizainas, tai yra reklama. Nu, kaip ir susijęma su reklamos agentūromis dauguma, kad nors tai reklama yra tik tai dalis, arba netgi atskiras sritis, nebūtinai visada susijus su dizainu. Turi, aišku, tai ir na, galbūt trūksta, manyčiau, kad tokio gilesnio mąstymo dažnai. Gal klientas laiko gilesnio mąstymo? Na taip, čia yra tas laiko tas bėgimas, skubėjimas ir atsiliepia į tą dizaino kokybę irgi dažnai. Bet šiaip mes turim, pavyzdžiui, savo kažkokį tai daugiau yra kopijavimas to, kas yra vakaruose, ar žmonės visgi stengiasi kažkokį savo originalų produktą pateikti, ar per daug įtakoti yra to, kas mūsų supa, tų visų mokyklų galingų, Amerikos, anglosaksų, vakarų Europos, ar stengiasi čia kas nors savo surasti, kažką pateikti originalaus, ar to nesimato šios dienos? Nu, aš manau, kad stengiamasi, bet daug tos įtakos yra tiek, na vien, jeigu kaip grafiniam, vis tiek šriftas yra garnitūra, yra labai svarbus dalykas, kuris dažnai leidinio kokio ir ką jis daug ką apsprendžia.
tai jeigu taip imtai lietuviškų garnitūrų tokių kaip ir neturime. Nu, yra naudojamas tos pačios irgi, kur tose vakarų ir nu kągi ten ieškojimo tai yra, aišku, ir to noro, bet kartais galbūt irgi yra vis tiek dar tas, kad tos vakarų mokyklos ar vakarų dizainas tas yra anglosaksiškas, ar yra amerikiečių, ar ten ar skandinavų, kad yra vis tiek gana stiprus ir man dažnai yra, kad ir siekiama, kad prilygti jiems, ar siekiame įtakojama tų. Nu, o su verslu kaip? Verslininkiška dizaino pusė, kaip pas juos tvarkai, turi kokį nors verslininko išsilavinimo? Na, išsilavinimo tai neturiu, bet tiesiog... Na, šiaip tai reikėtų kažkiek tai daugiau, turbūt nors to turėti, nors, nu, kaip mano patirtis, tai tiesiog ta gal gyvenimiška ir darbo patirtis ir tas taip kažkaip labai lyg ir nekliūna, bet jeigu pradedant taip ir toj turbūt ir dizaino mokyklose, akademijoje, tai to reikia, nežinau net dabar ar yra tasai, bent, nes tiesiog kaip skaičiuoti tą savo darbą, savo tą laiką ir kaip galų gale įvertinti pakankamai tą darbą ir kad klientas įvertintų jį ir nebijoti to pasakyti, čia gal yra konkuruoti. Truputėlį laisvai samdomą dizainerį, nes turi pats daryti, pats buhalteris, direktorius, vadybininkas, būti dar plius dizaineris. Nu taip, žinoma, tas yra galbūt lengviau, kai kažkokia yra agentūroje kokioj, tai kur yra atskirai vadybininkas, kur ten jau sudera kainas ir visa. Tačiau, nu, irgi, kai taip laisvai dirbančiam irgi yra privalumų, kad esi laisvesnis kažkiek ir galų gale ir su tais. Kaip ir kalbate jūs klientus? Na, su klientais, kaip tai, tiesą sakant, labai ir neieškau daug tų naujų klientų, nes jeigu plėstis labai, jeigu daug dirbtų ten žmonių, kaip tai tada dabar pagal savo galimybės tų darbų apimčių, tai kažkaip tai, tiesą sakant, tai turbūt nelabai taip ir buvo, kad ieškočiau tų klientų. Kažkaip tai, nežinau, reikia gal nuspjauti 3 kartus per kairį petį, kaip sako, bet iš tikrųjų, kai pagalvojus nuo tos pradėti laiką, kažkaip tai vis tų darbų užsakovų buvo ir labai nereikėjo ieškoti vienas. Tai... Ne reklamuoti savęs, nei kažkokio new business? Esu dėjęs į tos įmonių katalogus, šiek tiek kontaktus, ar ten kažkokio tai, na kokio ne tai reklaminio teksto, bet tiesiog informacijos, kur šiek tiek ir daugiau, bet tas, nemanau, kad tas yra efektyvu, ypač dabar, žinoma, turbūt galbūt šiais laikais skiriat savo kažkokiam tai internetiniai erdvėj, kad turėti savo kokią tai erdvę ar šitą puslapį, kur būtų. Nu, kokia sunkiausia buvimo dizainerio pusė? Geriausia, kad daugiausiai
tai nulio, taip sakant, nuo tuščio lapo kažkokį padaryti, sukurti daiktą, kaip pavadinti, ar ten leidinį, ar ten kurį, na, tiesiog, nu, kaip jį pavadinsi, leidiniu, kūriniu, ar kažkokio ženklo, bet, nu, taip sakant, tas pats gal kūrybinis procesas ir jeigu jisai pavykęs, tai duoda džiaugsmą. Na, o apie blogas pusės, tai tikrai, nu, ką apie blogas pasakyti. Galbūt tas darbas daugiau, mažiau, manau, visiems ten kūrybiniam darbuotojam, jeigu taip vadinti save galima, tai kad visą laiką, nu, tiesiog daugiau gyvenimo būdas jau tampa, kad negali atsijungti nuo tų darbų. Tai čia yra, nu, nežinau, ar čia yra bloga ar gera pusė, bet bent nelabai pavyksta taip, kad uždarytum duris ir pamiršti apie viską. Tokia liga. Nu, toks. Ar svarbu šiais laikais turėti savo filosofiją? Na, svarbu, manau, svarbu turėti savo nuostatą, kad visiškai nepasimesti tame pasaulyje vizualiame ir tiesiog žinoti, dėl ko darai ir kokios tos ribos, ką galima daryti, ko ne. Tiesiog, nu, prieš save, kad būtų atsakingam, o to pačiu ir prieš visuomenę, nes savo poziciją svarbu turėti. Ar tai tas paskas etika būtų? Na, etika, nu, dalinai tai etika yra taip, bet svarbu, kad ir ką, ne tai, kad vien tik nedaryti to, daryti tą, bet ir ką nori pasakyti, taip sakant, savo estetinį supratimą, savo estetinį, kad nenusižengti savo estetiniai sampratai. Na, kažkokį moto turėti irgi, aišku, gerai. Turi? Na, nežinau tiesiog ar taip atsakyti, bet, nu, apie tokią estetinę sampratą savo, tai kažkokios tai turiu, taip. Galbūt taip žodžiais dabar negalėčiau suformuluoti. Tai ar gerai susiformavusi po akademijos? Kada jinai maždaug išsirutulioja? Aš manau, kad yra vystymasis kiek tai. Bet, na, čia reiktų, tiesą sakant, nelabai reiktų pasidėti, pagalvoti, susirašyti ant popieriaus tą visą. Tai yra lyg tai kažkaip tai skraido. Apie šį, pavyzdžiui, jeigu tu stebi, aišku, kas darosi pasaulyje, visas kryptis, kas ką daro, kokie pasiekimai, kur eina ir kaip galėtum charakterizuoti, kur link einame, kokios tendencijos dabar pasauliniam dizaine, galbūt ne Lietuvoje, dabar jau globaliam. Na, aišku, viską sekti ir viską galbūt yra sunkoka suspėti visą tą matyti, bet aš manyčiau, kad aplamai ten dizaine vis daugiau dabar tokio jisai kaip ir globalėja ir gal apima platesnės sritis, negu kad buvo anksčiau, ne tik tai, kad ten produkto ar kaip, bet ir viso to proceso dizainas ir kas ir sakyčiau, kad, nu, aš bent taip matau ir man atrodo, kad tai yra, kad pasaulyje, kad aplamai dėl visų ekologinių problemų, visų, kad ir dizaineriai, na, atkreipia dėmesį ir tai ir rimtai žiūri galų gale, kad ir tokio kaip yra netgi eilė kaip Kanados, pavyzdžiui, dizainerių asociacijos yra, jie ten ir tokį moto
sudarė dėl... Dabar turbūt aš neišvardinsiu, reikia dabar prisiminiau taip tik tai, bet tiesiog, kad aplamai netgi, kad žmogus turi gyventi kaip harmonijai su gamta, galbūt čia tai yra visiškai, atrodo, su dizainu nieko nesusiję, bet iš tikrųjų tai gana yra. Pertrauks truputėlį yra, kai kurie dizainininkai, kai žinau, vakaruose yra, pavyzdžiui, atsisako daryti, įrašinėti į kompaktus, kurie yra nesuįrankis. Tai yra dabar neseniai visai Panasonic išleido tokius suįrančius kompaktus, tai yra jie, kadangi ten nature friendly toksai variantas, aš tokius rašinėjau, nes aš nenoriu įsidėti ir visą. Taip, jo, ir kad ir su ta pakuotė, ir kaip, ir kad galbūt dabar iš vienos pusės žiūrint, atrodo, tas dizainas kūriamas, kad kuo būtų ryškiau, kuo patraukliau, kuo atkreipti dėmesį, na taip, tas reikalinga tame verslo toj kovoj, tačiau pasiekmes tai yra, kai yra daugybė plastiko, kuris nesuirantis ten 100 metų, kai kartu su žurnalu, pavyzdžiui, pridedamas dar kažkoks tai, na, sakysim, kinis daiktas, ar ten maišiuką, ar kažkoks nors, kur žurnalas yra, na, suskaitomas, išmetamas į popierius, jisai suyra, o šalia su juo dar tokio, visai nereikalingų šiukšlių, kur, aišku, čia yra daug kas, verslo. Tai ir turiu omeny, kad tokia gal tendencija, kad netgi, kiek teko domėtis, va taip ir informacijos, kad netgi didelės korporacijos dabar į savo direktorių tas tarybas įtraukia dizainerius, kurie ne tai, kad jų pareiga, kad kurti kažkokį tai produktą ar ką, bet kad jie dalyvauja jau pačiame tos įmonės valdyme, kad kuris būtų, na, kitaip tariant, vis tiek dizaineris tokia yra, kaip ir pirmą kalbėjom, galbūt visų tų įvairių veiksmų. Taip, kuris turėdamas tą išsilavinimą, na, tai. Platesnis kampas požiūrį ir užduotis yra kažkokį tai išgimdyti produktą. Kokį vaidmenį tavo darbė atlieka kompiuteris? Kompiuteris čia. Ar tu šitą polį su kompiuteriu dirbti, ar jisai įsijungia kažkokiam TTP? Na, taip, aišku, kažkiek tai pieštuko, popieriaus, bet kompiuteris, na, didelė svarba ir be kompiuterio sunku įsivaizduoti. Na, kaip senai galima sakyti, kai Lietuvoje pirmieji atsirado kompiuteriai, nuo 80, tam grafiniam dizainui, Respublikoje, 88, turbūt 88 ar 9 metai buvo. Ne Lietuvos atėjo pirmieji? Respublikoje buvo ten atgimimas ir Respublika, o paskui Lietuvos aidas turbūt gal po metų buvo kaip tai. Pirmakas iš pradžių? Jo, tai buvo Respublikoje, taigi Linas ten pradėjo ir paskui po kelių mėnesių, kai jau pradėjo tą laikraštį, bet pradžioj tai pradėjo, jisai galėtų gal daugiau papasakot, pradžioj pradėjo ir ne su Macintosh'ais, bet ir Macintosh'ų turėjo, bet nelabai žinojo dar kas ten, kaip ten su jais, ką daryti. Ir paskui atrado, kad tenai PageMakeris yra. O rodos pradžioj, negaliu sumeluoti, nežinau, bet rodos darė pradžioj su Ventura tą, o paskui su Macintosh'ais. Tai tada, aišku, buvo labai sunkus laikas, nes buvo tik kompiuteris ir programos ir jokių aprašymų nieko, nebuvo nieko, ten viską per bandymų keliu teko išmokti ir tas. O jau pasirinkai PC
aišku, tos aplinkybės daug turėjo, nes ten tokie buvo, tai tokiais ir dirb, bet aš apie tos kompiuterius Macintosh jau žinojau jau anksčiau, kadangi ir brolis mano labai domėjosi tais kompiuteriais, kad tokie, kad yra ir aišku tas, kai žinojau, kad dirba su Macintosh kompiuteriais, kad tai dar buvo viena paskata, kad eiti ten dirbti. Bet žinoma, jeigu būtų buvę kitais, galbūt ir kitaip, sunku pasakyti, bet nuo to laiko iki dabar su tais. Kur seniesi įkvėpimo? Įkvėpimo. Ką savo mokytojais? Mokytojais, aišku, gal ir konkrečius žmonės, ir nekonkrečius. Konkrečius žmonės, tai dar ir dailės mokykloje 4 metai, kai mokiausi. Tačiau biškį palauk, ir mes tada pavardė, juk grafikė. Tu man kažkada kalbėjau, man atrodo, tu žinai, Kaune. Grafikė? Grafikė. Ką? Kaip? Ne, ar ne juk... Tu iškryptai, ant piešimo. Dailės akademijoje, aišku, ir profesorius Daukantas, ir Baginskas, ir Kipildis, čia ir kiti dėstytojai, kurie, kiekvienas davė. O išėjus paskui po nemažai, kadangi gyvenom nuo 83 metų, 90 kuriais ten, ir iki dabar, net, sakykime, nuo to pabaigimo dailės akademijos, ir kai paskui atkeliavo ir pirmieji kompiuteriai, ir šitą nepriklausomybę, tai daug įvairių tokių susitikimų su žmonėm. Vienas tai gal išskirčiau, kai teko lankytis kelis kartus amerikiečių dizaineriais, ten susipažinom su tos parodos direktorium, čia jinai keliavo tada po tuometinę Tarybų sąjungą, ir taip pat teko susipažinti su keletu dizainerių nuo amerikiečių, ir paskui būnant Amerikai buvo apsilankęs. Buvo ten vienoj dizaino studijoje, su kuriais kitoj, ir tokių, tiesiog, tai davė tokio, įtakojo kažkokių impulsų, tiesiog pamačius, kaip dirbama tenai. Tuo metu tai buvo apie 90 metus turbūt, tai gana svarbu, kaip. Dėl įkvėpimo? Dėl įkvėpimo. Šiaip paprastai gal bent ateina. Tai... Kažkur nebūna, kad inspiruoja kažkas, nežinau, pažiūrėjus kino filmą, po teatro, knygą? Filmas. Muzika, mėgstu muziką, tai man... Muzika galbūt... dar koncertai, kurie ir tiek, vaizdiniai, ar ir, bet vis tiek, bedirbant. Kardinalus klausimas, estetinis. Beatlai ar Rolling Stone'ai?
čia sunku. Jo, Čia vienintelis klausimas šitas, ką tu... Reikia pasakyti arba. Jeigu kažkokius kitus pasakytum, gal lengviau būtų pasirinkti. Nes... Ir tas? Nu, tas ir tas... Man nėra nei vieni, nei kiti, kad būtų man... Nu, kai kas iš kitų patinka ir ten jeigu... Galbūt todėl... Nu, bet jeigu... Bitlai lyriški, švelnūs, melodingi ir nekonfliktuojantis. Rolling Stone'ai, kurie revolucionieriai, aštrus, huliganavoti ir visai. Na taip, ir svarbiausia išsilaikė, turbūt vos neilgiausia. Tai tas tai žavi, aišku. Supratau, pusė to. Nu, Taip. Nu ir paskutinis tada, kokį patarimą duotum jaunam dizaineriui, ką tik baigusiam akademiją? Kad gal nereikės stoti dizainą? Jo, kaip daug baigia dabar, gal ir per daug, bet iš tikrųjų gal ne per daug, nes svarbiausia nepasimesti toj visoj masėje, tiesiog, sakyčiau, jo, nepasimesti tam toj dizaino. O kaip tą padaryti? Kurti kokybišką dizainą. Ja, vėl Gerai, nepasimesti ir ieškoti savęs, ne? Tai ką, ačiū už 10